Sėkmės istorijos. Kaip mūsų buvusi studentė pabaigė 7 savaičių nagų estetikos mokymus ir atidarė savo nuosavą saloną. Labai geras jausmas, čia net nežinau, kaip apibūdinti tą jausmą. Fainai, kai pasidarai viską, kaip tau patinka. Kai dirbi, kaip sakyt, kai turi savo, susikiri viską pagal save, o tą kabinetą visą pasidariau, viskas gal būtų man patogiai. Iškojau, kur mokytis ir pamačiau kursus, pažiūrėjau socialiniuose tinkluose, daug rekomendacijų, gerų atsiliepimų ir viskas ir pasirinkau būtent šitą. Tai labai džiaugiuosi, kad tai buvo. Jau drąsiau, nes tu išmoksi daug skirtingų technikų, išbandai visokių skirtingų priemonių. Ir drąsiau viskas, nes tu jau viską išbandžius, viską išmokus. Šiaip mokymai labai patiko, labai fainas kolektyvas. Tinklais ir panašiai irgi išmoksti ir tiesiog gauni daug žinių ir iškart jauties tokia drąsi. Tai labai patiko, geriausi mokymai tikrai. Kursus baigiau 24-ais, tai realiai po metų. 25-ais jau vasarą jau buvo mintis. Klientę susirast buvo gana lengva, nes aš baigiau mokymus lapkritį tiktai. Tai jau pradėjau dirbti gruodį ir labai geras šiaip metas pradėti dirbti, nes gruodžio mėnesį visokie tais dizainai, visi tikrai nori tų nagų. Ir pradėjau tiesiog Facebook'e skelbtis. Davau visokius tais reelsus, ką tik sugalvodavau, tiesiog reikia šiek tiek drąsos ir visokių tiesiog idėjų prisirenki ir darai, o kai keli tą, kaip sakyt, kontentą, tai ateina klientės ir iškart pamačiau Instagramą jūsų, labai fainas, labai maloniai atrodot ir taip kažkaip ir susirinkau tą klienčių ratą. Tai sudėtingiausia buvo išeiti. O šiaip tais, nežinau, man šiaip nebuvo taip, kad būtų labai sudėtinga. Aš kai nuo mažens labai mėgau tos nagus lakuoti ir viską, tai kažkaip nebuvo labai kad sudėtinga, bet labai daug informacijos buvo, labai patiko, kad ne tik praktika, o ir apie marketingą, apie higieną, socialinius tinklus ir taip toliau. Nu, kažkaip labai fainai, kad taip viskas plačiai yra vedama. Reikia nebijot, o daryti, siek savo svajonę.